Sveiki, pristatau naują gaminį, kurį galima bus naudoti žmonėms nepriklausomai nuo amžiaus ir lyties. Tai būtų gal tiksliausiai pavadinti įkrovimo stotelės. Jas reiktų laikyti abiejom rankom, maždaug taip. Ir tiesiog pabūti 5 minutės, geriausia sėdėti prie stalo ir alkūnės padėti ant stalo rankas ir paskui lengvai pirštais apkabinti. Abi stotelės bokšteliai turi galimybę pajungti dažnių generatorių. Aš jums padėsiu jį įsigyti, parodysiu nuorodą, kur galima gauti tai, kainuos apie 30 eurų nedaugiau. Ir turėsite plačią dažnį generatorių ir paskiau gausit lentelę su dažnių lentelė, kuri parodys, kaip galima įsigyti bėdas įvairias susijusias su sveikata, pastiprinti save, pagerinti save ir galėsite pradėti naują gyvenimą. Iš ko susideda bokštelis? Dugne įdėta dvigubo penimo spiralė, panašiai kaip šita, tik tai mažesnė šiek tiek, dėl to, kad didelė jinai tiesiog nelabai tilptų. Ir uodegėlė išeina į lauką ir paskiau susukta į tokį vamzdelį, kad prie jo galima būtų prijungti. Taip pat tas vamzdelis tarnauja ir kaip pastiprinimas, šiuo atveju tai energija arba tam dažniui, kuris ateina iš lauko. Kada pajungiat kažkokį tai dažnių generatorių, tas bokštelis tampa stipresniu gerokai ir jisai pradeda savo procesą. Paėmus į rankas abu, jaučiasi spaudimas galvoje, maždaug nosies srityje ir šiek tiek aukščiau. Reiškia, 6 ir galbūt 7 čakra jaus labai stipriai poveikį, bet čia priklausys nuo žmogaus, kas jį paims į rankas. Jame taip pat dar sudėti kristalai, tokios smulkios dalelės ir šiek tiek rožinio kvarco, tokie grūdeliai. Būtent iš tokių aš dabar pasėmiau ir sudėjau. Taip pat per visą ilgį yra įdėta spiralė, tik tai šiek tiek trumpesnė, dvigubo penimo taip pat. Ir žmonės, kada turės savo, jau šitas stotelės, jos bus daugmaž permatomos, melsvos, bet permatomos ir ten matysis ir ta spiralė, ir tie akmenukai, ir ta spiralė, kuri yra dugne, gerokai ryškiau matysis. Dabar aš paverčiu ir rodau faktiškai prototipus. Kokią akciją vykdau dabar šį kartą su 10 porų šitų bokštelių. Akcijos metu suteikiama 15 net eurų nuolaida, tai reiškia, jie kainuos 90 eurų dabar už abu bokštelius ir jos galime net naudoti be generatorius, arba lauksit, pavyzdžiui, jūs gausit per 3-5 dienas šitos bokštelius ir generatorių jums ateis maždaug per 10 dienų, per 14 iš nurodytos nuorodos. Aš jums viską padėsiu įsigyti ir nusistatyti. Paskiau gausit lentelę, susirinksit skaičius į tą dažnį generatorių ir jūs galėsite daryti poveikį vienam ar kitam kūno organui. Tiesiog pastiprinti savo reikalus. Akcijos metu padėsiu ant stalo 10 porų šitų bokštelių su geresnė kaina. Kas norėsit įsigyti, įsigysit dabar, užsisakinėsit ir įsigysit netrukus. Visi bokšteliai, šitie 10 porų bus padaryti per sekančią savaitę ir išsiųsti. Kiti bus bokšteliai jau kita kaina 105 ir pridėjus dar generatorius vertį maždaug 25-30 eurų, kainuos apie 130-140 eurų bendrai paėmus rinkinys. Galbūt norintiems dar galima bus parinkti panašesnę spiralę, kuri galima bus jungti prie bokštelio kilpos, prie to vamzdelio ir dar turėti pastiprinimą. Taip pat jį galima naudoti be laidų. Galima naudoti vieną, nešioti kišeniai, nešioti tašiai, turėti mašinai, dėti iš priekio tarp kojų, būtent taip sėdint, tada galima vairuoti nemiegant ilgesnį laiką ir nebūtinai gerti kavą, nes bus gerokai pastiprinimas per pirmąją čakrą, per pirmąją energetinį centrą. O kada norėsit pasiruošti mokslams ar susikaupti vakare, kada šiek tiek atgauti jėgas, pakaks palaikyti 5 minutės. Be lauką, šiaip matuojant, turėtų jisai bokštelio tą energiją turėtų atitaisyti maždaug per 5-7 minutės. Gan stipri energija, tiesiog jie nedidelį yra, bet jie panašių principų padaryti kaip faraonų
cilindrai, tik tai šitie gerokai galingesni. Aš matavau Faronus cilindrus, teko žiūrėti, čiupinėti rankose, jie nepadaryti galbūt taip, kaip jie turėjo būti padaryti, bet ten kaina yra 200 ar $215. Tai šiuo atveju šitie, liaudiškai šnekant, gerokai perspjauna savo energiją, savo poveikiu Faronus cilindrus, įskaitant ir generatorių, kuris duoda labai didelis galimybės žmogui pasirenkant vieną ar kitą dažnį ir daryti poveikį ir aplinką, ir savo, ir namams. Taigi lauksiu užsakymai bus priimami per asmeninės žinutės, komentarai skaitomi, bet nelabai jie visą laiką gerai matosi, todėl komentaruose geriau nerašykite, kad noriu, ar sudomina, ar panašiai. Jeigu norite turėti, tiesiog parašyti užsakymą ir paskiau sutarsime dėl apmokėjimo, pristatymo ir generatoriaus įsigijimo. O kol kas jums atsisveikinu su jumis iki kito karto, dėkoju, kad žiūrite, dėkoju, kad domitės ir kad keičiant save, gerinant save, jūs keičiate ir aplinką ir padedat kitiems išbristi iš duobės, į kurias žmonės susidūrė dėl savo nežinojimo. Dėkoju už dėmesį, iki.